Visiems geros dienos. Šiandieną marinuosim alyvuoges. Žalias daužysim, skaldysim, o juodas įpjauti reikės visas. Ir pamirkėsim druskoj 2-3 dienas, keisim vandenius, kad nueitų kartumas. Ir paskiau jau marinuosim. Tai va, turim pasiruošę viską. Žalias mes paimsim traiškit. Вот visą stipriai susitraiškit. O juodas mes įpjaustysim. Du, tris pjūvius. Nu, čia turim pasiruošę alyvuogės. Čia yra pjaustytos, įpjaustytos. Ir čia yra va traiškytos. Dedam dabar druskos. Ir užpilam vandenį. Ir taip laikysim druskintam vandenį iki rytojaus dienos. Rytoj mes ją vėl taip pat pakeisim. Nupilsim tą vandenį, padarysim vėl druskos mirkalą, užpilsim iki po rytojaus. Ir po rytojaus jau dėsim žolės. Nu, dabar paliekam iki rytojaus. Tai va, čia mums praėjo 4 dienos. Mes 3 kartus keitėm vandenį su druska. Kartumas nuėjęs jau yra. Dabar mes nupilam. Dėsim džiovinto anyžiaus. Nu, vieną turim. Traiškytas irgi nupilam. Nu, atraiškytas irgi turim. Ir dabar palaikysim dar 2-3 dienas ir jau galės valgyti. Tai va, čia turim alyvuogės traiškytas. Čia alyvuogės įpjaustytos. Truputėlį alyvuogių aliejaus. Ir tinka prie žuvies, prie mėsos. Mūsų atveju mes valgysim su šniceliu. Taip kad visiems skanaus. Visiems gero apetito ir iki sekančio.